Labą dieną visiems. Labą dieną, Jolanta. Dar viena tinklalaidė. Tinklalaidė, kuri pati iš savęs gimė Raudėnuose, nes Jolanta yra buvusi Raudėnuose. Ir ačiū už pažintį Jovitai, kuri surengė konferenciją Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai. Ši tinklalaida yra būtent apie jį. O kasgi geriau galėtų, kas geriau galėtų papasakoti apie jį, jeigu ne Jolanta, kuri ir buvo lektorė Raudėnuose. Tai labas vakaras, Jolanta. Labas vakaras. Ką noriu dar pabrėžti, pasidžiaugti, kad šita aplinka, mes esam Kretingoje, mes esam pirmame Lietuvoje muziejuje, kuris skirtas Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai. Tikriausiai ne kiekvienas iš raudėniškių žino apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, galbūt mokykloje kažkada kažkas pasakojo, kad yra buvęs Raudėnuose toks, kažkur ant koplytstulpio gal ir paskaitė, kad jis ten yra buvęs. Bet ne kiekvienas apie jį žino. Ir va šio pokalbiu ir noriu susipažinti su juo, patyrinėti jį. Daug ką girdėjau Raudėnuose, bet man dar knieti daugybę klausimų, kur galbūt jūs irgi atskleisit dar šiek tiek daugiau informacijos apie jį. Ar galim pradėti? Galim. Tai gerai, pradėkim nuo pradžių. Kur gimė Jurgis Ambraziejus Pabrėža ir ar jis buvo kažkuo kitoks negu kiti? Jurgis Ambraziejus Pabrėža gimė 1771 metais, sausio 15 dieną Večių kaime, Skuodo parapijoje, tiksliau Skuodo rajone, Lenkimų parapijoje. Ir nieko neišsiskyrė, buvo paprastas kaimo vaikas, augo labai religingoje šeimoje. Jo pirmieji prisiminimai, kaip jis pats rašė, tai mama mane išmokė, kaip atskirti, kas yra gera ir kas yra bloga, ir kaip gyventi, kad galėčiau nueiti į dangų. Tai va matom, kokioj šeimoje gyveno, ir toj šeimoje buvo ne jis vienas, net 8 vaikai. Jeigu žiūrėti šiaip iš kitų vėlesnių jo prisiminimų, iš jo laiškų, tai jis rašo, kad jau vaikystėje susidomėjau augalais. Ir juos auginau savo darželėje, laisčiau ir kaip sugebėjau, bandžiau daryti tinktūras. Tai va matom, kad jau jam vaikystė. Kas yra tinktūros? Tinktūra tai yra, kai susirenki augalus ir užpili juos ar degtine, ar spiritu, ar kažko tai ištraukas darai. Taip. Nu, gal jisai vaikas, gal ir vandenį užpildavo, nežinai dabar. Tiesiog jisai jau tuomet mylėjo augalus ir eksperimentuodavo. Smalsus vaikas. Labai smalsus, matom, kad jau kai kiti tuo metu turbūt lakstė kažkur pievom, jisai tikslingai. O jų šeima gyveno, jie buvo tokie pasiturintis? Taip. Irgi, kaip dabar pasakyti, sovietmečiu buvo bandoma visą laiką pritempti, žymių žmonės pritempti prie valstiečių. Tai buvo kaip ir populiaru ir vos nereikalaujama. Tai ir apie Jurgį Pabrėžą rašė, kad jisai kilęs iš paprastų valstiečių šeimos, kuriam tėvas, kai jis norėjo studijuoti universitete, nupirko bajorystę. Bet vėlgi tai yra netiesa, kas buvo rašoma sovietmečiu, nes jeigu žiūrėti tarpukarinę spaudą, tarpukario atsiliepimus, jau rašė, kad jisai buvo kilęs iš bajorų šeimos. Tai jisai buvo pasiturinčios šeimos? Tuo metu jau jisai buvo pasiturintis ūkininkas, jau buvo bajorai šiek tiek, kaip čia, nubednėję, bet tikrai, jeigu galėjo išleisti į mokslą į universitetą, į mokslą gimnazijoje Kretingoje, tai tikrai turėjo būti pasiturinti šeima. O jisai pradėjo mokslus Kretingoje ar dar kažkur prieš tai mokėsi? Prieš tai jis turėjo, vėlgi dar nėra ištyrinėta, turėjo mokytis pirmiausia namie, kai visi to laiko vaikai,
Po to galbūt Lenkimuose ir buvo kažkokia mokyklėlė. Labai gaila, bet Valančius aprašydamas Žemaičių vyskupystę apie tai nemini. Tai va, kol kas toks faktas, kad greičiausiai mokėsi namie, o sulaukęs 14 metų amžiaus jau tėvai jį atvežė į Kretingą kaip studentą į gimnaziją. Tai va, esam šitam mieste Kretingoje. O dabar kas anuomet, tai čia buvo 1785 metai, Abiejų tautų respublika. Kas tuo metu buvo Kretinga? Kas čia per įstaigos buvo? Tai buvo traukos centras kažkoks? Vis dėlto tai buvo kaip ir pasienio zona, kadangi šalimais Prūsija, Klaipėda ėjo kelias, tai buvo toks gana prekybinis miestas, nemažas ir buvo, būtent Kretingoje buvo Žemaitijoje vienintelė aukštesnio mokslo įstaiga, tai buvo gimnazija. Ir joje, kaip nekeista, dėstė ne pranciškonai, bet tuo metu jėzuitai dėstė. Tai irgi buvo, kaip sakoma, geriausi to laikmečio dėstytojai surinkti į šitą gimnaziją. Jeigu dar pastebėti, tai šią gimnaziją Jurgis Pabrėža baigė su pagirimu, su medaliu. Ir dar mokėsi tuo pačiu metu, keliom klasėm žemiau, jo pusbrolis, irgi Pabrėža. Bet kaip suprantu, čia Žemaitijoje, kaip sakėt, vienintelė tokia įstaiga aukštesnio mokslo, tai reiškia, kad norint čia papult, jau kaip ir turėjai turėti ir pinigų, ir tikriausiai ir netgi polinkį į visą tą mokslą. Tiesiog negalėjo valstietis leisti kažkokio paprasto žmogelio. Greičiausiai, nes mokslas tuomet kainavo ir kadangi Večiai tikrai toli, tai kainavo ir bendrabutis. Tuo metu, kai studijavo čia Pabrėža, bendrabutis mokyklos buvo sudegęs ir reikėjo nuomotis kambarius pas miesto žmonės. Tai vėlgi nuoma, aišku, didesnė negu mokyklos paties bendrabučio ir jis, matom, kad baigė tą mokyklą, vadinasi, tėvai išgalėjo sumokėti. O iš šeimos jis vienintelis mokėsi, ar buvo ir daugiau, kurie? Deja, kitų žinių neturiu, tai nežinau. Bet jis tai tikrai mokėsi? Taip. Ir baigė su pagirimu? Taip. Tai jis smalsus, jau stengiantis suprasti, kas yra gerai ir kas yra blogai, link kur judėti, ir jis po truputį eina į mokslus ir baigė su pagirimu. Uolus toksai. Taip. Kur toliau jo stotelė? Toliau jisai greičiausiai nuo vaikystės labai troško mokslų, kaip matom, augino augalėlius, juos eksperimentavo. Yra toksai pasakojimas išlikęs, kai būdamas ar 10 ar 8 metų amžiaus, jis su tėvais vyko į kitą kaimą, kur buvo laidojami 8 nuo maro mirę vaikai. Ir tos laidotuvės jį taip sukrėtė, kad jis pasižadėjo tapti gydytoju, kad gydytų žmonės, kad vaikai nemirtų. Aukštesnis tikslas kažkoks. Taip, turėjo, visą vaikystę jis turėjo tą tikslą, nežinau, kiek teisybės tame pasakojime, bet baigęs Kretingoje gimnaziją, jis įstoja į Vilniaus universitetą. Ir ten studijuoja, kadangi tuomet nebuvo tokio mokslo profiliavimo, tai jis studijavo ir mediciną, ir teologiją tuo pačiu metu studijavo. Visus tuo metu aukštesnius mokslus, ir tie dėstytojai, kas ten yra. Aukštuosius mokslus, taip. Ir taip pat studijavo ir botaniką ir labai gražiai atsiliepė apie savo dėstytojus. Kiek laiko jis Vilniuje praleido? Toliau Vilniuje ta jo istorija labai įdomiai vystosi, nes istorikų nuomonės išsiskiria. Faktas tas, kad kilęs Kosciuškos sukilimas nutraukė studijas universitete. Čia 95 ar 94? Studijos universitete nutrūko. Pagal rastą laišką Pabrėžos, kai jis atsisveikina su tėvais, su giminaičiais, visi tyrinėtojai teigia, kad jis vis dėlto įsitraukė į tą Kosciuškos sukilimą ir kad jis kariavo kartu su kitais studentais, nes ir daug dėstytojų buvo įsitraukę. Mano nuomonė šiek tiek kitokia, nes jeigu įsigilini į tą laišką, randi tokius žodžius: dar nesu kareiviu ir juo nebūsiu, jeigu jėga nepaims. Tai greičiausiai aš sakau, kad jisai nebuvo kareivis. Tikrai jo prigimti nebuvo smurto ir nebuvo kovos jo prigimti. Aš tai esu įsitikinus. Bet kadangi
Kosciuškos sukilimas nutraukė studijas universitete. Universitetas buvo uždarytas neribotam laikui. Jis troško mokslo. Tai kas jam beliko? Daugiau tokios mokslo įstaigos nėra ir jis žvalgosi, kur galėtų studijuoti toliau, nes nežinia, kada universitetas atsidarys. Ir ką jis randa? Randa Varnių seminariją, kur jį priima į antrą kursą iš karto, nes užskaito jo studijas. Ir aš manau, kad tai tikrai buvo Dievo pirštas, kad Dievas jam buvo skyręs planą gydyti ne tik kūną, bet ir sielą. Tai va, tokiu būdu jis atsidūrė seminarijoje, baigė tą seminariją ir tampa kunigu. Tai dabar apie kokius metus mes čia jau kalbam? Kiek jis tam laiko Varniuose? 96 metais jis baigė... 1796. Taip, baigė studijas Varniuose ir buvo įšventintas kunigu. Vėlgi yra išlikę tokių prisiminimų ir pasakojimų, kad dar besimokydamas seminarijoje jisai suvokė, kad kokia tai yra didžiulė kunigo atsakomybė. Kad tai ne tik tai tu gydytojas esi, bet tu atsakai ne tik už kūną, bet ir už sielą žmogaus. Ir jis buvo labai išsigandęs ir jautėsi nevertas tokių pareigų ir galbūt net neturintis tiek išmanimo ar tiek sugebėjimų, kad būtų atsakingas už žmonės, ir nutarė pasitraukti iš seminarijos. Ir tik tai rektoriaus ilgai kalbinėtas vis dėlto pasiliko ir baigė tas mokslus. Bet kiek aš galvoju apie jį, jis yra be galo atsakingas žmogus, ir jeigu jis, perfekcionistas šiais laikais, gal taip įvardinkim, ir jeigu jis mato, kad negalės, jisai prisima atsakomybę ir sako, ne, ačiū, taip, aš to nepanešiu. Taip. Oho, gerai, tęskim istoriją, labai įdomu. Nes netgi dabar šitoje vietoje galiu priminti, kad jis rašė tokį kaip pats savo dienoraštį, kurį Viktoras Gidžiūnas, jo biografas, pavadino ryštais. Va šitoje knygoje yra tie ryštai išrašyti. Tai kai juos skaitai, supranti, kad tai yra dienoraštis rašytas pačiam savo. O nuo kada jis rašė jos? Kai tapo kunigu Raudėnuose. Kai tapo kunigu Raudėnuose, jis ten pradėjo. Dabar taip, nuo pamokslo Raudėnuose, dabar bijau pameluoti, bet man atrodo nuo Raudėnų. Šiluvoj dar nerašė tikrai. Tai va Raudėnuose pradėjo tos pasirinkimus rašyti. Aha, geras. Ir ką jisai ten? Jis rašo pačiam savo kaip discipliną. Kuo siekti reikia, kaip to siekti. Ir vienas iš tų tokių radikalių dalykų kažkur yra paminėtas, kad apleisti darželį ir gėles. Kadangi tikriausiai jam trukdė jo tiesioginiam darbui, kunigystiai, tai tikrai aš įsivaizduoju, kad tai kaip peiliu per širdį jam turėjo būti, bet tas pasiryžimas, kad jisai yra kunigas ir turi dirbti kitus darbus. Jo, bet tas peiliu per širdį... Kiek aš dabar, jūs kiek pasakojat, tai jis visada mato aukštesnį tikslą kažkokį. Tai jis suprasdamas, kad yra dar aukštesnis tikslas, ir aš turiu kažką aukoti, tai aukoju šitą, galvodamas, kadangi priimkim ir visą krikščionybės esmę, tikėdamas, kad ateityje kažkas bus geriau, kur Dievo planas mane nuves. Taip. Aha, gerai, tai dabar Varniai, pabaigiam Varniuose, jisai išventintas į kunigus. Ir tada, kur jo posūkiai? Pirmoji jo parapija, kur buvo paskirtas vikaru, tai yra Šiluva. Ten buvo daug kunigų, tai jam tiesiog jisai nepersitempė, tikriausiai daug pareigų neturėjo. Krikštijo vaikus daugiausia, pagal metrikų knygas matome. Galbūt iš pažinčių klausė, bet dar iš Šiluvos jis nebuvo pagarsėjęs, nei kaip kunigas, nei kaip iš pažinčių klausytojas. Vėlgi Šiluvoje toks įdomus pastebėjimas. Žiūrint metrikų knygą, pirmas vaikelis, kurį Jurgis Pabrėža pakrikštijo, tapęs kunigu, tai buvo pamestinukas. Tai man labai gražus irgi toks kaip Dievo ženklas, kaip simbolis, kad visa jo kunigo tarnystė prasidėjo nuo apleistų ir mažutėlių. Tai labai simboliška, kad ir visą gyvenimą tai tęsiasi. Bet dabar minėjot, Šiluvoje yra daug kunigų buvo. Gal įsivaizduojat, kiek ten galėjo būti anuomet? Čia, kaip suprantu, irgi toks krikščionybės katalikų bastionas, toksai su bazilika šiuo metu. Taip, ir piligrimai traukė, ir atlaidai didžiuliai būdavo, bet dabar aš bijau sumeluoti, nebent galėčiau surasti knygoj ir pasakyti, bet
Ne, tai labai, šis pokalbis, jeigu bus kažkokių klaidų, nepykit, jis vis dėlto vyksta pokalbis ir mes negalim pasiremti tiksliais moksliniais šaltiniais, nes tai būtų tiesiog per ilgas laiko tarpas. Parapijas ieškau. Bet tiesiog man įdomu, tarp kiek čia žmonių jisai sukosi ir buvo vienas iš. Tai apie 5 kunigus tikrai, kaip tik atverčiau, tikinčiuosius, kurios aptarnavo 5 kunigai. 5 kunigai. Pataikiau, atspėjau. Tai dabartiniais laikais irgi ten tikriausiai panašus kiekis galėtų būti. Nežinau. Tikrai nežinau. O per Šilines tai ten labai daug. Taip, privažiuoja visa Lietuva. Taip. Tai dabar tas pirmas taškas Šiluvoje. Kiek laiko jūs būnate? Labai neilgai, praktiškai metus ar 2. Vėlgi Gidžiūno knygoje šitoje yra surinkti gana apgraibom duomenys, kiek jisai galėjo, tiek surašė, tačiau aš dabar patikslinau pagal metrikų knygas. Tiesiog verčiau tų parapijų metrikų knygas ir žiūrėjau, kada pirmą kūdikį pakrikštė ir kada paskutinį. Tai dabar patikslintos ribos jau daugmaž, kada Jurgis pabrėža, kuriai parapijai tarnavo. Ir iš tikrųjų pagal šitą knygą labai pasislinko datos į skirtingas pusės. Tai šiuo metu nelabai prisiminsiu tiksliai, nepasiėmiau popierių savo. Viskas gerai. Bet Šiluvoje jisai apie metus ar 1,5 kažkur buvo ir toliau jį paskiria į Raudėnus. Antroji parapija Raudėnai. Ir čia dar trumpa pauzė. Dar grįžkim prie vaikystės. Dabar Skuodo rajonas, kitas jau Žemaitijos krikščionybės bastionas yra tikriausiai Žemaičių Kalvarijos vieta. Ar jis yra tikimybė, kad jis ten lankydavosi atlaidų metu? Greičiausiai. Visa Žemaitija ten keliaudavo ir pėsčiom, ir arkliais, ir kaip tik nori, tai tikiu, kad jisai ten tikrai turėjo būti su tėvais. Nes nuo jo namų tai tikriausiai ten kiek, kokie 30-40 km tikriausiai tiesia linija keliauti. Tai tikriausiai turėjo lankytis. Čia tiesiog man įdomu, nes iš kur jis tas toks, nežinau, aišku, tikinti šeima, kuri duoda tos pradmenis, mąstyti apie tai, kas yra gerai ir kas yra blogai. Bet jis per tą savo smalsumą, uolumą, jis labai daug pažengė į priekį. Gal nepaminėjau, kad jis dar turėjo dėdę. Tėvo brolis, Dominykas pabrėža, buvo vienuolis pranciškonas Vilniuje. Galbūt tas dėdės pavyzdys jį įkvėpė siekti irgi dvasininko kelio. Nuoširdžiai tikiu, kad kai studijavo Vilniuje, vis dėlto turėjo tam lėšų turėti ir nuomai, ir mokslui. Gali būti, kad gyveno pas dėdę vienuolyne. Visko gali būti. Taip. Tai ir tas dėdės paraginimas, galbūt, kai uždarė universitetą, galbūt dėdė ir paragino, tai tu studijuok toliau kunigystę, vis tiek mokslus baigėjai šiokius tokius. Tai čia nukreipimas. Ir tai atitiko jo tą tokį aukštesnį norą siekti gerumo. Taip. Nes, aš kiek ir supratau, jeigu jis norėjo tos mokslus baigti Vilniaus universitete, jie irgi susiję su botanika, gydyti žmonės, gydytojų būti. Tai dabartiniu atveju jis peršoko prie sielų gydymo, dvasios gydymo. Šiais laikais tikriausiai ir psichologo, ir kunigo toks mišinys galim, nes tikriausiai nebuvo kito tiesiog. Ir jisai tęsė savo kelionę. Dar vienas nukreipimas. Vėlgi, anais laikais gydytojų nebuvo. Pavyzdžiui, Klaipėdos krašte tuo metu buvo 2 gydytojai. Tai kunigai netgi buvo mokomi medicinos pagrindų ir jie turėjo teisę ir galimybę gydyti žmonės. Tai nėra kažkas įstabaus, kad jis tapo fiziniu gydytoju, nes tai buvo normalu. Kunigas ateidavo ir dar... Jis mokėdavo skaityti. Pirmas dalykas, tai tikriausiai galėjo pasimti knygą, kas tais laikais tiesiog jau buvo jautus, turėdavai statusą ir atsiversti ir paskaityti, naudotis šaltiniais. Taip, ir nebuvo draudžiama kunigam atlikti ir gydytojo darbą. Tai buvo normalu ir praktikuojama. Gerai, tai tęskim. Raudėnai. Raudėnuose jisai buvo, ten minėjot, prieš tai neilgą laiko tarpą. Raudėnuose, kaip Gidžiūnas rašo, jis buvo 2 metus.
Deja, kai aš pakėliau metrikų knygas, Raudėnuose jis buvo 0,5 metų tik tai. Bet persivertė iš 1 metų į kitus, tai galima sakyti, kad metus, nes jisai buvo prieš naujosius metus ir po naujų metų. Tai vat, bet jis buvo pusmetį. Dar vienas labai įdomus dalykas, kuris mane pačią nustebino. Gidžiūnas rašo, kad Raudėnuose jis buvo administratorius. Tai yra vienintelė parapija, kuris buvo paskirtas klebonu. Nu, labai įdomu. Nes kai skaitau metrikų knygas, visur jisai pasirašo Raudėnų vikaras. Niekur nerašo administratorius. Kiti kunigai ten, kurie pasirašinėjo vėliau ir anksčiau, kurie pasirašinėjo, pasirašydavo arba vikaras, arba administratorius. Pabrėža rašo vikaras. O dabar, bet jūs, tai vat, kiek aš pamenu, vat, per konferenciją minėjot, kad jis ir užvedė tą knygą. Vėlgi, tikrosios Raudėnų metrikų knygos, nežinau, ar neradau, ar nėra išlikusios, arba dar tiesiog nesuskaitmeninta. Radau tik tai dekanatinę knygą. Dekanatinė knyga tai yra tokia knyga, kai visų parapijų kunigai padaro metrikų knygų nuorašus ir siunčia į vyskupiją. Ir vyskupijoje to viso dekanato knygas suriša į vieną storulę, tokią 1000 puslapių ir daugiau knygą. Ir va būtent dekanatinės knygos pradėtos rašyti, dabar bijau sumeluoti, nuo 1794. Ir Raudėnai tikriausiai neatsiskaitinėdavo, nes būtent nuo kelintų 1798 rugsėjo mėnesio prasideda tik tai dekanatinė knyga, tada, kai atėjo pabrėža tarnauti. Tai vat labai įdomu, ar tos knygos nebuvo, ar jisai įvedė tvarką tokią, kad vat reikia nuorašus daryti. Gali būti, nes žinant jo uolumą, supratimą, kad jisai nori atsiskaityti, jis žino įstatymus, Šiluvoj tikėtina, kad ten viskas labai gražu, priklausomai, ką čia mes turim padaryti, ir jis ateina į parapiją. O kaip tiesa buvo skirstoma, kur jis papuls? Čia tiesiog bažnyčia. Vyskupo sprendimas. Vyskupo sprendimas. Ar žinoma, kas prieš tai ten Raudėnuose buvo? Kadangi knyga prasideda nuo pirmojo pabrėžos įrašo, negaliu žinot, kas prasideda buvo ir istorija. Prasideda ir istorija. Nebent, sakau, reikia važiuoti į archyvą ir kelti originales Raudėnų knygas, ko aš dar nespėjau padaryti. Tai va dar atsivers įdomios istorijos. Nes dabar, kiek aš esu atsekusi, tai klausimas, ar jisai buvo tikrai administratorium Raudėnuose, jeigu pasirašinėja kaip vikaras. Galbūt jisai ta buvo vikaru tenai. Kas irgi nėra nebent blogai. Rasime dokumentus. Nes jo čia yra pirmieji metai, antrieji, tretieji kunigavimo metai ir jisai į antrą parapiją atkeliavo. Taip. Bet labai gaila, kad tik tai 0,5 metų tarnavęs Raudėnuose, jisai iškeliamas į Tverus. Tai verčiu kitą puslapį, Tveruose šiek tiek ilgiau, bet visose parapijose jisai metus 2 buvo kažkaip labai mažai, labai trumpos tos jo tarnystės būdavo. O dabar pakalbam apie tą, pradėjo rašyti tą dienoraštį. Taip, Raudėnuose būtent pradėjo rašyti. Tai aš taip supratau, kad jis pajautė, kad po Šiluvos, po to chaoso, kai 5 kunigai visi laksto, visi ten piligrimų pilna. Ir atėjus į tą ramesnę parapiją, jam reikėjo griežtos dienotvarkės. Nuo ko prasidėjo tie jo pasiryžimai? Nuo dienotvarkės. Taip. Būtent nusistatė, kada keliasi, kada valgo, kada miega, kada ką veikia. Labai daug laiko skyrė teologijos studijom, labai daug laiko skyrė pamokslų rašymui. Labai atsakingai žiūrėjo į savo pareigas. Bet jis yra įpročių genijus. Absoliučiai Lietuvoje lygiuotis į jį čia visi galim, absoliučiai. Jisai, vėl grįžtam, jisai mato aukštesnį tikslą, jisai mato, kad norėtų pasiekti kažko daugiau ir vadinasi, jam reikia siekti dabar kažkokius įrankius naudoti. Tai jis pradėjo ką daryti? Labai aiškę dienotvarkę, darbotvarkę, kuri yra diena iš dienos. Taip. Ir kiekvienai dienai pradeda nuo dienotvarkės ir toliau sekantis punktai yra apie darbus. Bet jisai ar turėjo vienodą tokią pastovę dienotvarkę, ar jinai kiekvieną dieną skirdavosi?
Kiekvienos dienos dienotvarkė ta pati, aišku, sekmadienis mišios, nes dienotvarkės pabaigoje rašęs, kad dienotvarkė neturi trukdyti liturgijai ir patarnavimams. Tai va, būtent jeigu yra sakramentai, jeigu yra laidotuvės, tada aišku dienotvarkė atidedama. Ar jūs prisimenate tą dienotvarkę? Galiu atsiversti ir pasakyti daug maž trumpai. Jūs tą knygą atmintinai atsimenat jau kur kas? Jo, čia jinai studijuojama jau nežinau kiek metų, tai aš jau žinau, ko ieškoti. Va. Nes aš galvoju, kaip jūs galit viską surasti. Va, Ryžtai Raudėnuose, dienotvarkė. Keltis 3 arba 4. Atsikėlus turėti ryto. Atsikėlus turėti Dievą mintyse, pasveikinti Dievo motiną. Beje, labai įdomi, jis tada nebuvo pranciškonų. O pranciškonai va tuo laikotarpiu turėdavo tokį paprotį, kad jie nesakydavo labas Jonai, bet susitikę sakydavo sveika Marija. Kaip vienas kitas susitikę pagarbindavo Dievo motiną. Ir įdomiai, kad jis nebuvo pranciškonų, bet va pats savo pasirašė pagarbinti Dievo motiną iš pat ryto pasveikinti. Bet vėl grįžkim, jeigu čia yra ir Dėdė, ir Žemaičių Kalvarija, ir Kretinga. Šiluva, ir Kretinga, viskas yra apie tai, sukasi. Taip. Apsirengus maltingai atkalbėti rytmetinius poterius, atlikti apmąstymą. Po to brevijorių kalbėti, neskubant, atidžiai ir atsiklaupus. Dabar dauguma gal nežinos, kas yra brevijorius. Tai yra tam tikros maldos, kokios 3 psalmės. Ir maldavimai, skaitinys švento rašto. Tai yra tiesiog, anksčiau jį melsdavosi tik kunigai, dabar meldžiasi visi ir pasauliečiai, ir yra netgi internete programėlė, atsisinti į telefoną ir gali su visu pasauliu kartu melstis. Ir tiesa, altorių šešėlį irgi rašė apie, kuomet meldėsi brevijorių. Tęskim dabar. Toliau mažiausiai per pusvalandį studijuoti teologiją. O jeigu laikas leidžia, ištisą valandą. Tai 4 ryto atsikėlus valandą studijuoti teologiją. Metai 1800-ieji. Kažkur, 1800-ieji. Dabar aš visiškai nežinau, laikrodžiai. Ne, tai yra 1790. Ai, netgi amžiaus sandūra. Taip. Laikrodis, netgi tais laikais. Gaidžiai. Bet jis va čia labai tiksliai surašo pusvalandžio tikslumu. Ar tais laikais jie jau galėjo turėti laikrodžius fizinius tokius aparatėlius? Ne. Greičiausiai ne. Man atrodo, kad tuo metu gaidžiai giedodavo pirmieji. Tai greičiausiai. Gerai. Būdavo saulės laikrodžiai, aišku, 4 ryto dar jisai nieko nerodydavo. Jausdavosi, kad naktis. Taip, bet man atrodo, 3, 4 pirmieji gaidžiai būdavo. Dėl to ir rašydavo, arba parašė. Toliau, laikyti šventas mišias su tinkamu pasirengimu ir padėkojimu. Po šventų mišių atlikti dvasinį skaitimą 15-30 minučių. Toliau, bet vis dėlto minutės kažkokios egzistavo, bet bijau pasakyti, nesidomėjau laiku. Kad egzistavo, jos vienareikšmiškai egzistavo ir iš bažnyčių bokštuose jau buvo tie laikrodžiai. Bet man įdomu, tam Raudėnų kaimukį, ar jisai, kaip jis galėjo. Greičiausiai gal bokšto laikrodis koks buvo, ar buvo koks varpininkas, kuris vienas atsakingas stebėdavo laiką. Gal ir buvo vienas tas laikrodis per kaimą, kuris galėjo, nes nuomet irgi žmonės turėjo kažkaip. Dabar galbūt nukrypimas. Bet kaip mums atrodo, mums taip paprasta, laikas viskas. Nes gal nukrypimas nuo temos, bet mano pačios gyvenimo pavyzdys, gyvenau Pakutvenuose, kur buvo viena bažnyčia laukuose, daugiau nieko. Ir mūsų buvo tokia bendruomenė, 5-6 žmonės, kartais vasarą suvažiuodavo iki 20, bet laikrodžių nieks neturėjom. Kažkaip tai ir aš vienintelė turėjau laikrodį ir aš eidavau, kai reikia brevijorių melstis, užlipu į bokštą, paskambinu varpu, visi žino, einam melstis. Po maldos sekantis varpas, vadinasi, einam pietauti. Ir taip į maldą ir į pusryčius, pietus, vakarienę kvietė varpas ir tas, kuris turėjo laikrodį. Ir kitiem praktiškai jo net nereikėjo, nes žino, suskambėjo viskas, einam. Tai čia lygiai tas pats galbūt, kad varpas kviečia ir visi žino kam. Tiesa,
ir vienuolynuosegi pastoviai taip ir būna, ten ir tvarka, ir tas pats altorių šešėlis, kaip mokslas seminarijoje vyksta. Viskas labai aiški tvarka. Tai matomai, kad jis galėjo turėti kažkokiu būdu tą laikrodį, galbūt, bet galbūt ir negalėjo, bet kad jis turėjo suvokimą kaip kas, tai vienareikšmiškai. Šiaip, kadangi jis labai domėjosi mokslu, tai galbūt kažkokį tuometinį laikrodį tikrai galėjo turėti. Manau, tik aš nesigilinu į tą temą, nežinau, kokie tada laikrodžiai buvo. Taip, bet čia tarp kitko. Kągi, toliau rūpintis ūkio reikalais. Likusi laiką iki pietų panaudoti pamokslų pasiruošimui ir švento rašto skaitimui. Tai matom, kad Raudėnuose dar jisai negarsėjo pamokslais, bet jau ruošiasi. Kad prieš sakant pamokslą jisai jam turėdavo pasiruošti ir labai rimtai. Jis jau ir prieš ryto pasiruošė? Taip. Tai ir Raudėnuose čia faktas yra, kad vyko ryto mišios? Taip, nes ryte matom mišios iš karto. Rytais būdavo mišios. Dar įdomus dalykas, kad anuo metu kunigai privalomai užsirašinėdavo visus pamokslus. Bet kodėl mes dabar turim tos pabrėžos pamokslus, išsaugotus rankraščius įrištus. Kiti kunigai galbūt užrašydavo ir praganydavo, bet privalomai turėdavo kas tam tikrą laiką pristatyti viskupijai, viskupija patikrindavo, ar neskleidžia erezijų, ar nenusišneka. Nu tiesiog, ar teologijai neprasilenkia kažkokių. Tai va tie pamokslai turėdavo būti užrašyti, tai gal kiti kunigai jų tiek nesaugojo, o pabrėža labai atsakingai įrišdavo juos į knygas. Ir po to netgi matom, kai žiūrim rankraščius, pataisimai, kai pabraukimai pridėta, matom, kad tą patį pamokslą jisai kažkur gal kitur jau naudojo, bet pataisė šiek tiek, jau papildė. Tai vėl nukrypimas nuo temos. Labai įdomu tai. Perskaityti senojo įsakymo 2 skyrius, kas tiktų pamokslams, išmokti atmintinai. Čia tai tobulas, sakau, švento rašto 2 skyrius išmokti atmintinai, wow. Senasis įstatymas, tai čia reiškia... Senasis testamentas. Senasis testamentas. Pusė 12 sąžinės sąskaita. Tai va, kiekvieną dieną darydavo sąžinės sąskaitą. Tai čia reiškia kaip prieš išpažinti, kuomet tu... Taip. Tai save persisijoti. Taip, vėlgi matom, kaip jis atsakingai save žiūrėjo ir savo discipliną, kad nebūtų jokių kabliukų likusių. 12 pietus. Po pietų iki 2 laisvalaikis, 2 valandas laisvalaikio. Nuo 2 iki 3 valandų skaitimas ir teologijos kartojimas. Toliau ruošimasis pamokslams iki brevijoriaus kalbėjimo. Visuomet jį kalbėti savų laikų. Atkalbėjus brevijorių, apžiūrėti ūkį arba aplankyti sergančius ir vargstančius parapijiečius. Matom, kad jau Raudėnuose jisai įsipareigojo lankyti parapijiečius. Bet kunigų ir pareiga buvo. Taip. Tikriausiai tik tais, kas nenorėjo, nepriversi, bet... Nes dažniausiai lankydavo, jeigu kviesdavo, o jis čia įsipareigoja lankyti ne tik sergančius, bet ir vargstančius. Čia jau jo toks kaip indėlis sugalvotas. Toliau kalbėti savo dievotumo pasirinktus poterius. 6 valandą skaityti šventųjų gyvenimas ir kitas dvasinio turinio knygas. Vakarienės metu susiturėti. Tai vadinasi, vakarienės nevalgyti. Arba valgyti labai kukliai. Tada sąžinės apyskaita, vakariniai poteriai, nusiraminimas. Kodėl jis anksti kėlėsi? Nes vakare gulti 7-8 valandą. Tai atsigulus 8, tikrai gal 4 ir atsikeltum, pilnai pakanka to miego. Kiek čia 7 valandos? To labiau vėl, elektros nebuvo, interneto nebuvo, sutemo 7 valandą ir eina miegoti, viskas normalu. Ši dienotvarkė negali kliudyti pastoracijos atlikimui, krikštam, ligoniam ir taip toliau. Tuo atveju dienotvarkė tam laikui sulaikoma. Šeštadieniais po šventų mišių visą laiką klausyti išpažinčių. Bet kaip įdomu, jisai atkeliauja į kaimuką. Įsivaizduok, Kretinga čia buvo miestas, o Raudėnai buvo tuo metu 100-150 gyventojų greičiausiai maksimaliai, kiek čia galėjo būti. Ir jisai į tą tokį kaimuką, į nieko dykynę atkeliauja. Uolus žmogus išsimokslinęs. Ir dabar jisai stato save toliau.
Ir kiekvieną dieną jisai dabar į tokias dvasinės kelionės, gilinimasis į save ir dar pagalba tiems parapijos žmonėms, tai jeigu Raudėnuose čia 150, aš čia spėju buvo, bet aplinkui jų buvo ženkliai daugiau, aišku. Ir jisai kiekvieną dieną va taip save tiek maitina dvasiniam žiniom ir stengiasi jomis dalintis su aplinka. Wow. Taip. Ir jis čia pabūna, minėjot, ne tiek ir ilgai. Nedaug, pusę metų, bet yra išlikęs jo pamokslas, kai jisai perėmė Raudėnų parapiją. Galvoju, gal Gidžiūnas dėl to pagalvojo, kad jisai administratorium, nes pamokslas tikrai labai gilus ir labai toks atsakingas. Vat mato jo atsakomybę prie žmonės, tai galvoju, gal dėl to ir nusprendė, tai nežinau, tikriausiai jau raudėniškiai gerai tą pamokslą žino, daugam skaityta, nes... Absoliučiai tikiu, kad ne. Galbūt yra kas skaitęs, bet kad tiesiog žinotų, taip, tai aš manau, kad ne. Tai jeigu jūs norit, galite pacituoti. Tai aš čia nedidelę ištraukėlę galbūt. Būtinai. Kaip jisai kreipėsi į parapijiečius. Mieliausiai mano nauji parapijiečiai. Pripažįstu jums, jog man priimant Raudėnų parapijos valdymą ir ūkininkavimą buvo pilnas akis ašarų. Dėl ko? Dėl to, jog iš vikaro pareigų, kur tik tai savo ir tų, kurie pas mane ėjo iš bažinties, ieškojau išganimo, liepė būtinai persikelti ir būti tos parapijos užvaizda, kur yra apie 1200 tikinčiųjų sielų. 1200 žmonių buvo Raudėnuose. Bet čia ne Raudėnų, čia įvardinkim visą. Parapija visa. Taip, čia yra aplinkiniai kaimukai. O žinau gerai, jog už kiekvieną sielą, kuri mano valdymo metu saugok Dieve nueis į pragarą, man reikės Dievui atsakyti. Na kaip tad neverkti? Sutvėrėjo mano, už ką mane baudi. Už tai, jog tau prisakiau per Ezechielį pranašą tais žodžiais. Jei man sakant, bedievi mirte mirsi, tu jam nepaskelbsi ir nekalbėsi, kad jis gręžtus nuo bedieviško kelio ir būtų gyvas, tas bedievis mirs savo neteisybę. Tačiau jo kraujo aš pareikalausiu iš tavęs. Iš tų žodžių atkreipkite dėmesį į tuos, jeigu tu jam nepaskelbsi. Taigi pražūties priežastis bus mano tylėjimas ir nesakymas. Ar supratot visi, ko viešpats Dievas iš manęs nori ir man jis sako? Kad netylėčiau, o sakyčiau jums, ką privalo daryti ir ko saugotis, kad būtumėt danguje. Tai norėdamas išpildyti jums, mėly parapijiečiai, prižadu dviejopų būdų jūs mokyti – pamokslais ir įspėjimais. Ir toliau neskaitysiu, nes čia jis yra dalimis suskirstęs, kas yra įspėjimai, kokie įspėjimai, kad jis sako, aš kaip triubą rėksiu jums iš sakyklos ir taip toliau ir panašiai. O apimtis, kiek čia puslapių gaunasi? Vienas toks pamokslas? 1, 2. 2 lapai, tai 4 puslapiai. Pasiruošt, tai yra... Labai rimtai. Tai realiai ir kiekvieną dieną tu tokios apimties darbą ruošiesi atsakingai, pasiremdamas šventuoju raštu, kad galėtum kitam padėti. Kažin ar jisai kiekvieną dieną sakydavo pamokslus, tuo metu gal nebuvo įprasta, daugiau sekmadieniais pamokslai buvo sakomi. Tai va, sekmadienį jisai visą savaitę ruošdavosi, studijuodavo, kad tikrai va tokį rimtą ir paruoštą ne tik pagal šventą raštą, bet ir pagal šventųjų gyvenimus, pagal bažnyčios tėvų mokymą. Tiesiog labai daug visko sudėta pas jį būdavo ir galbūt todėl jie ir taip kabino žmonių širdis. Vienareikšmiškai. Dabartinio laiko aš taip tikiu, kad čia būtų vis populiariosios psichologijos grandai sudėti. Ir, nežinau, čia populiariausi kunigai sudėk į vieną ir jisai buvo tokio lygio figūra. Taip. Kuris, tu ankstesnių laikų nieko ir negalėjai daugiau pasiekti, čia buvo viršūnė ir tikriausiai metai iš metų vėliau po tokio kunigo, klebono ar vikaro čia tais laikais Raudėnuose,
didis įvykis ir tikriausiai cituodavo jį ir vėliau protėviai. Tai netgi, jeigu sužinodavo, dabar vėlgi prisiminimai yra žmonių, kad jeigu sužinodavo moteriškės, kad kažkurioje parapijai pamokslaus Pabrėžą, tai iš šeštadienio jau susirinkdavo prie bažnyčios, suvažiuodavo iš tolimiausių kaimų, iš šeštadienio susirinkdavo prie bažnyčios į eilę prie klausyklos, kad tik pas Pabrėžą prieitų iš pažinties. Ir primena Ameriką, kai jie laukia ten prekių kažkokių, o čia mūsų babos rinkdavosi prie bažnyčios dėl Pabrėžos išpažinties. Taip, kad Pabrėžą išklausytų išpažinties. Bet kai gilinėsi, viskas yra labai dėsninga, viskas labai, jo biografijai viskas labai aišku yra, tik reikia pasidomėti. Nes jisai klausydamas išpažinčių, jisai sužinodavo visas tos parapijos trūkumus visas problemas, kom jie gyveno, visus skausmus tų žmonių. Ir tada pamokslas savaime būdavo apie tai, kas jiems svarbu, kas jiems aktualu. Kokius trūkumus taisyti reikia, kokias problemas spręsti reikia, kaip tai spręsti reikia. Ir tada žmonės, tikrai kabino širdis, nes, apie mane, mano kaimynas, čia taip reikia, žmonėm buvo, tai buvo labai artima ir sava, nes kalbėjo apie juos, ne apie kažkokį kosmosą, ten debesėlius danguje. Paskui jis, skaitant jo ryštus, labai svarbu irgi tas jo dienoraštis, kad jis rašo pats savo, kad būti atsakingu už tos žmonės, kurie ateina pas tave iš pažinties. Nepalikti jų, bet kiekvieną dieną už juos melstis. Tai žmonės tikrai jautė, kad jeigu atėjo iš pažinties ir už jį meldžiasi, žmogus jaučia, kad jam rūpi, kad ne tik atliko pareigą ir pamiršo, bet kad jį palaiko toliau. Tai žmonės turbūt jų širdis ir traukė prie Pabrėžos, kad jie būriais eidavo pas jį iš pažinties. Bet iš kur pas jį tas toks, magiškas, tokia branda tais laikais? Atrodo, dabar ne kiekvienas toks brandus pritaikyti tas žinias, kaip gyventi, o pas jį, nuo jaunystės rašyti dienoraštį, kuomet jau ir taip tavo diena visiškai įtempta, keltis anksčiausiai, niekas nepažiūrės, ar tu ten skaitai, ruošies tiek ar ne, ar tu ruošies ten tokiam pamokslui, ar ten tokiam pamokslui, bet jisai iš savęs, tokio lygio figūra. Man tai vis dar yra magija, kažkokia mistika, tokio brandumo figūra. Ir aišku, mes prabėgo 250 metų ir mes kalbam apie jį. Taip, nes turėjo fenomenalią atmintį. Jisai cituodavo šventą raštą pamoksluose mintinai. Jisai galėjo suvesti galus, koks ganytojas sakė taip, koks bažnyčios tėvas sakė taip, o kaip sako šventas raštas pas jį. Kaip jisai be to Google, kur mes dabar be jo nieko negalim, jisai sugebėjo suvesti tokias sąsajas ir paaiškinti, tai yra, man tai yra fenomenas. Bet mes kalbam tik apie dvasinę pusę, jisai dar buvo pirmasis Lietuvos botanikas, kuris parašė herbariumą, sudarė Lietuvos augalų, taislius augiminis, kuris parašė pirmąją lietuvišką geografijos vadovėlį, sudarė žemaičių, netarmės žemaičių kalbos, sunormino žemaičių kalbą ir padėjo pagrindus rašomai kalbai. Jo tokia plati asmenybė, rašė eilėraščius, kurios liaudis dainavo ir kurie tapo dainomis, tapė paveikslus, yra išlikę 3 jo paveikslai. O geras. Tai yra, sakau, tokia fenomenali asmenybė, netgi jisai studijavo ir yra išlikę jo rankraščiai, kaip iš augalų išgaunami ne tik vaistai, bet ir dažai. Ir jisai mokė valstiečius, kad nereikia pirkti brangių dažų, susirenki augalus ir tais augalais gali dažyti ir drabužius, ir baldus, ir ką tik nori gali dažyti augaliniais dažais ir tai nieko nekainuoja. Tai tikrai, jos asmenybės spektras, tai aš nežinau, neturiu palyginimų iš tikrųjų kito žmogaus. Nėra. Ir mes tiek mažai žinom apie jį realiai. Taip. Palyginti kiekvieną, tiesiog paprastą lietuvį, tai bus gerai, jeigu bus girdėjęs. O pavyzdžiui, toks žodis ugnikalnis, tai yra Pabrėžos sugalvotas ir mes jį tebe vartojam. Ugnikalnis, o geras. Paprasta.
Tai... O dabar gerai, vat grįžkim vėl į Raudėnus. Pradeda jis rašyti, susipažįsta su parapijiečiais, jų problemomis, tikėtina tų problemų daug, ten tikėtina karčiamose geria žmonės, kaip ten įprasta kažkur. Kiek jis laiko būna, ar yra dar naujienų iš tų Raudėnų? Iš Raudėnų tai ryžtai labai daug jie atskleidžia, kad pavyzdžiui, visas pareigas atlikti, ne vienos neapleisti. Jis jau mato, kad jie kai ko nespėja, kai ką norėtų gal ir apleisti, kaip mes, patingėsiu, šitą pamiršau. Vat jisai netgi savo pasirašo, neapleisti, jokios. Ne vienos. Atlikti jas iš Dievo meilės ir aukoti jas Dievo garbiai. Atlikti jas dėl to paties Dievo su didžiausiu noru, nes jos dėl Dievo daromos. Tai matom, vardan ko jisai viską darė. Jisai visų pirma tai darė dėl Dievo ir tada viskas ėjosi labai lengvai. Tada buvo palaikymas 100%. Tai mūsų Kretingos buvęs klebonas Juozapas Marija, taip taikliai pasakė, kad kartoju visiems, kad jis buvo čia žemėje gyvendamas, jis buvo dangaus gyventojas. Ir jisai gyveno dangaus perspektyvoje visą savo gyvenimą ir tada kitomis akimis viską matai ir kitaip viską vertini. Ir kitokių jėgų turi? Taip. Net nežinau, kokio produktyvumo čia žmogus. Aha. Apie pyktį, niekada nepykti ant patarnaujančio berniuko. Tai irgi tokių dalykų jisai pats savo užsirašydavo, kurie labai svarbus galbūt, kad nepykti, susivaldyti. Ir daug labai vietų pasilaikyti tvarkoje mintis. Labai šiais laikais aktualu netgi. Tai absoliučiai, bet jis kiekvieną dieną darė savo sąžinės apyskaitą, kaip jūs minėjote. Ir tu visada perkratai, atėjo man mintis. O, gerai, bet čia jis suvokti, kaip įdomu. Jisai, čia jau tampa labai katalikiškai, išsiugdo save vardan gėrio, jis gyvena čia vardan didesnio gėrio, tai yra tikintis į pomirtinį gyvenimą, į rojų, ir čia bus ir kančios ir visko, jis su tuo susitaiko, vardan kitų gerovės. Taip. Ir čia padaro daugybę gerų darbų. Ir jisai mato, kad jo pavyzdys, jo kaip kunigo pavyzdys yra ir kad visi jį stebi pro padidinimo stiklą. Tai vien tai jam uždėjo didžiulę atsakomybę ir vien dėl to jisai turėjo savo užsidėti didžiulę discipliną. Netgi galiu paskaityti taip pat Raudėnuose, savo užsidėtos bausmės. Už kiekvieną supykimą sukalbėti rankas laikant į aukštį iškeltas 5 poterius. 5 poteriai tai yra poteriai Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui Tėvui, atrodo greitai, bet dar tikiu Dievą Tėvą. Ir visą tai 5 kartus iškėlus rankas, nemažai. Ir toliau, jei galima, tai jau po nusikaltimo. Įsivaizduok dabar žmogus, šnekėsi su kažkuo ir supykai, suerzino. Ir ką, rankas į viršų? Kokia reakcija žmonių? Bet tai po nusikaltimo. Ir taip 10 minučių. Taip, geras sportas. Ir kitą kartą pagalvosi, ar verta pykti ar ne. Dar vienas, kad pikto netgi mintimis stengiasi neapkalbėti žmogaus. Netgi už kiekvieną artimo įtarimą mintimis 3 kryželius išlaižyti žemėje. Tai jo, dabar žemė pas mus švari asfaltukas ar kas, o ten buvo ir mešliuko, ir ko tik nori ten. Bet dar priminkit dėl ko? Kiekvieną blogą mintį apie kitą žmogų. Apie kitą žmogų. Tai netgi ne tai, kad kalbėti savo uždraudė blogai, bet netgi pagalvoti blogai. Nes, aišku, niekada negali būti tikras, kokie motyvai tą žmogų privertė vienaip ar kitaip pasielgti. Ir jis tai labai gerai suvokė, kad netgi mintimis negalima nusidėti. Tai ir išlaižyti 3 kryželius žemėje, man čia žiaurus dalykas. Ir po to pereina iš savęs į kitus. Už kiekvieną apkalbančiųjų neperspėjimą padaryti gailestį ir devotai sukalbėti 7 poterius. Tai netgi jeigu mato, kad kažkas kažkur apkalba, jisai pats savai pareigojo prieiti ir pasakyti, nes kitaip irgi bus nuodėmė. Apie apkalbėjimą jisai labai labai stipriai ir per pamokslus sakė, kad tai yra didžiulė nuodėmė ir tai
būtinai reikia išgyvendinti iš savo ir kitų gyvenimo šitą dalyką. Nu ir toliau čia daug tų yra pasiryžimų. Bausmės, bet būtent bausmių dalim, jis, aišku, čia reikėtų ne iš tos neigiamos pusės žiūrėti, nes žvelgiant iš jo pusės, jisai jas įgyvendina su siekiu, kad būtų geresnis. Absoliučiai. Taip, ir tos bausmės nėra tokios drastiškos, kaip mes įsivaizduojam viduramžius, kai ten nusiplakdavo iki kraujų. Tokių bausmių nėra. Sakau, baisiausia man buvo tai liežuviu išlaižyti tos kryželius. Bet tos bausmės vėlgi yra kaip disciplina. Tu nenori rankų iškėlęs stovėti 10 minučių, tai stengiasi nedaryti. Bet jis kokiais praktiškais būdais žino, kas jį veikia. Taip. Ir vėliau jis va čia užrašo savo ryžtose, kad tai man turėtų tos įtakos. Aš savo daviau žodį. Wow, čia yra įpročio pradžiamokslis. Taip. Na ir ką toliau čia Raudėnuose dar. Kaip paguoda pabaigai, jau čia beveik pabaigdamas tarnystę Raudėnuose, jisai tokios kaip švento rašto, kaip ištraukas, kaip atsidusėjimus, kad kai bus sunku, pagundose sakyti savo, kaip galiu nusidėti Dievo akivaizdoje. Labai paprasta atrodo, kažkas tai čia kažkur tai gundo apšnekėti, tai bet Dievas mato. Ir esant norai pasilinksminti tarp žmonių, kreiptis į Dievą šiais žodžiais. Viešpatie, gera mums čia būti. Švento rašto vėlgi, kad geriau būti su Dievu, negu kažkur tai tuštybėse. Tai čia tiek tų pasiryžimų iš Raudėnų. Ir jis kokiu laikotarpiu buvo, minėjot, tarp metų sandūros? Tai būtų kažkur, dabar bijau sumeluoti tiksliai datą, 1798-99 ta sandūra. Sandūra. Nuo rugsėjo iki kažkur gegužės, man atrodo. Kaip galvojat, ar aplinkinės pelkės, kur yra prie Raudėnų, ten gelžės pelkės tokios vadinamos, ar jisai galėjo jas irgi išvaikščioti, ieškodamas augalų? Tikiu 100%, nes kitaip jisai negalėjo. Bet jeigu, irgi įdomi asmenybė yra, kad ne vienas Lietuvoje žmogus tikriausiai apie jį iki galo visko negali žinoti. Gamtininkai jį tyrinėja gamtiniu požiūriu, geografai geografiniu požiūriu, pamokslininkai, kunigai, dvasininkai pamokslus, aš kaip istorikė biografiją. Bet paklausėt mane apie botaniką, viskas, aš tas ryties nežinau. Taip. Jeigu tyrinėt jo taislius augiminis, tikriausiai rastume ten ir Raudėnų pelkių augalų ir visko ten rastume, bet negaliu būti tikra, nes nežiūrėjau. Bet jis tikėtina, kad... Labai tikėtina, kad... Pavasarį, kuomet viskas vėl atgimė, jis tikrai apėjo. Bet man tiesiog fenomenalu, kad jo ta dienotvarkė tai leidžia jam tikriausiai iš laisvo laiko, tai yra iš tų 2 valandų laisvalaikio, nubėgti iki kažkur, surasti ir tada ten aprašyti, galbūt pasižiūrėti. Wow. Gerai, tęsiam toliau, Raudėnuose labai užsibuvom, bet jis čia buvo visiškai trumpą laiką. Pusę metų, pagal metrikų knygas pusmetį. Pusę metų, bet Raudėnai yra jo... dvasinis, toks fizinis bastionas iš tos pusės, kad jis parašo ryžtus, kuriais vadovaujasi ir tolimesniam savo gyvenimui. Tai Raudėnuose pirmas jo pamokslas yra užrašytas, ankstesnių pamokslų neturim. Raudėnai buvo ta parapija, kur jis buvo atsakingas, nors pasirašinėjo vikarų, bet matom, kad turėjo jisai didžiulės atsakomybės. Po Šiluvos, kur 5 kunigai, tai tikrai jam buvo čia toks kaip ir įsitvirtinimas, kaip kunigo, kaip dvasininko, nes manau, kad Šiluvoje buvo jam kaip ir šiltnamis, toksai kaip startas, o jau Raudėnai buvo tas taškas, nuo kurio prasidėjo jo rimtas dvasininko gyvenimas. Taip, nes Šiluvoje tu esi ten vienas iš. Taip. O čia jau esi, ką mes čia turim, kas čia toks atėjo, jau konkretus labai. Ir visi tikisi tikriausiai iš jo. Ir be to tuomet kunigai irgi, jie ne tik už bažnyčią buvo parapiją atsakingi, jie turėjo savo ūkį, iš kurio turėjo gyventi, tai dar jisai turėjo ir už ūkį būti atsakingas, tai čia nemažai pareigų. Turėjo. Na tai. Ir toliau kita jo parapija yra Tverai. Vėlgi panašaus dydžio tikriausiai miestelis, kaimelis.
irgi neilgai jisai ten porą metų te buvo, bet aš nežinau, ar verta dabar toliau plėstis. Palaukit, turim žmonių. Po trumpos pertraukėlės sulaukiama nemažai žmonių užėjusi ir į Pabrėžos muziejų. Turėjo neužėjti, bet matot, kaip būna gyvenimas sudėsta, reikėjo pertraukėlės. Bet pertraukėlė irgi nenuėjo veltui, irgi pokalbis tvyrojo apie Pabrėžą ir gretimais kaip tik apžiūrėjom ir jo išlikusius paveikslus. Ir šnekėjom apie jo devizą irgi lygiai taip pat. Tai jisai skamba kaip? Dievas mato, laikas bėga, mirtis vejasi ir amžinybė laukia. Viskas, aišku, parašyta žemaitiškai. Tai Dievas mato, ciesas bėg. Smertis gen, viešnastė lauk. Ir vat su šito jo gyvenimo devizu ir įsivaizduokit, vat, jeigu taip ir dar sykį taip mūsų pokalbį šiek tiek pailiustruojant, vat, įsivaizduokit jo va šitas va žodžius, jis tai įprasmino į visą savo gyvenimą. Jis kiekvieną dieną galvodavo, kad jo diena yra paskutinė. Ir Dievas mato, tai reiškia, kad tu turi visada elgtis gerai. Tai reiškia, kad ne tik gerai savo, bet ir kitiem gerai. Tai yra orientuotas į bendruomenę, duoti kažką daugiau, aukščiau. Ir kiekvieną dieną paaukoji Dievui. Aukštesniai geroviai, va taip įvardinkim. Ir taip vat gyveni savo amžių ir vat dabar vat kiek Jolanta pripasakoja, kiek jis spėjo nuveikti per savo tą tokį atsidavimą, tai yra fenomenalu. Ir dabar po truputį grįžkim vėl, bet į Tverus. Grįžom į Tverus. Ir jisai Tveruose irgi nebuvo ilgai, minėjot? Irgi neilgai. Kažkur po keletą metų visur, bet dabar nepatikslinsiu. Tai čia ir nėra skirtumo pats laikas, daugiau pati asmenybė. Kuo Tveruose? Jis tęsia savo tai, kai jis yra pradėjęs, tai yra toliau rašė ryštus. Taip. Toliau rašė ryštus, toliau lankė ligonius, toliau sakė pamokslus. Nieko, jo gyvenimas niekom nepasikeitė, tik tai pasikeitė aplinka ir viskas. Tai ir jis ryštuose labai dažnai minė, kaip ir sakėt, kad viską darau taip, lyg tuoj turėčiau mirti. Tai logiškai galvojant, kad galbūt dėl to jisai tiek daug ir nuveikė, kad nieko netidedinėjo. Kad jisai darė viską iš paskutiniųjų ir darė viską dėl Dievo, nes rytojaus gali nebūti. Tai kai atiduodi visą save tam darbui, tai gali nuveikti, kalnus nukelt. Gali. Dabar jeigu žiūrėti pasiryžimus Tveruose, tai man atrodo, kad būtent Tveruose jau jisai Tveruose galbūt jisai buvo patyrę kažkokių tai apkalbų, galbūt nesupratimo, galbūt kažko, nes visą laiką jisai sakė pakęsti pažeminimus, pakęsti įskaudinimus. Ir netgi pakentėjus nuo kieno nors nuoskaudų kreiptis į Dievą Jobo žodžiais. Nusidėjau ir tikrai nusikaltau. Bet kad jis buvo absoliučiai kitoks negu kiti, čia yra faktas. Tai yra, jis Raudėnuose lygiai taip pat turėjo iškęst patyčias, nes jis yra kitoks. Tai, kad mes dabar kalbam, čia yra tiesiog jau suvokimas, kiek jis padarė daug dėl visų mūsų, bet tuo metu jisai tiesiog keistuolis. Tai dabar irgi pamatykit žmogų, kuris keliasi 3 valandą, irgi sakysit, šitas tai jau visiškai keistas. Nesvarbu, kad gal geras, gal netrupučio neapkalba padeda jums, bet vis tiek keistas, kaip minimum. Taip, nes mes žiūrime atsigręžę perspektyvoje ir matome vaisius. Tuomet žmonės matė tikrai, kad matė visišką keistuolį, kuris
maža to, kad iškėlęs rankas stovi, dar ir braidžioje po visokias pelkes ir po pievas ir rankė kažkokias žolelės. Tai čia iš viso prisidėjęs, ateini pas kunigą, prisidėjęs spirito nuopilo, žolių įvairiausių, ten, kurių gal net nesimatęs ar dar kažkas, ir kuris apsidėjęs knygom, nu kaip minimum, kad ten turėjo būti labai keista. Tai Tveruose ypač jisai ypatingai apie pažeminimus, apie apkalbas labai daug kalba, apie tai, kad iš viso reikia kuo labiau apriboti bereikalingas kalbas, kad greičiausiai gal ir nukentėjo per kažkieno ilgą liežuvį. Ir netgi Taislius Augiminės įvade jisai yra parašęs, kad daugelio įpatų čiderствas turėjo ištverti, tai va matosi, kaip... Ką tai reiškia? Čiderstva tai yra kažkokie blogie darbai, tokie, kažkas tai ar pasišaipė, ar kažką blogo padarė, ar ten augalus ištripėjo galbūt, ar ten tas užpiltinės, gal kažkas ir išgėrės, negali žinoti. Tai va Tveruose jam kažkaip kažką tai tokį. Ir apie pyktį, būtinai susilaikyti nuo supykimo. Ar jis turėjo draugų? Čia tokį užduosiu klausimą. Greičiausiai ne. Nes apie draugus jisai nieko nerašo. Kurį laiką keliose parapijose jo sesuo buvo, kaip sakyti, pračkelė šeimininkutė pas jį. Bet paskui ir jos atsisakė, man atrodo, kad Kartenoje jos atsisakė. Vėlgi per kaimynų ir visų kitų apkalbas. Ir dėl to galbūt kas skaitys, ar netgi kas yra skaitęs, tos ryštus sakė, kodėl jis taip nekenčia moterų. Nekenčia moterų, bet tiesiog vienuolis ar kunigas ir moteriškė pročkelė viename pastate visiems sukelia labai daug kalbų, nesvarbu, kad netgi tavo sesuo. Taip. Tai va dėl to apkalbų jisai stengiasi su moterim kuo mažiau bendrauti, kad tiesiog nesukelti kitiem papiktinimų. Vėlgi tai yra didelės psichologijos žinojimas, galbūt įžvalgos didžiulės labai yra, kad ir jai nesukelti papiktinimo, ir savo, ir negadinti kitiem gyvenimo. Bet čia daugiau gal, kaip suprantu, jūs mato pasekmę. Taip. Ir supranta, įsikasa iki jos šaknies. Taip. Ir va čia su augalininkystė labai susiję. Ir nukerta. Tiesiog, negalima, vadinasi, kad kažką turiu keisti. Ir jis keičia, bet jis svarbiausia, va čia mums dabar reikia kažkokį padaryti veiksmą, kad būti geresniam, tai mums čia jau sunku viską. O jūs ten sunkius tokius manevrus. Aha, negalim šitaip. Gerai, gyvensiu kitaip. Bet va čia jis ir yra. Jis gyvena iš amžinybės laukimo. Šis pasaulis jam yra laikinas, absoliučiai laikinas. Taip, startas jam gyvenimą. Ir vėlgi, vengti pasaulio. Va tokių dalykų jisai čia labai daug yra pasirašęs Tveruose. Irgi nelabai ilgai buvo ir paskui buvo perkeltas į Plungę. Ir va Plungė jau jisai išbuvo ilgesnį laiką, apie 8 metus kažkur Plungėje. Vėlgi buvo vikarų. Buvo atsakingas už ūkį ir Plungėje jau jisai pagarsėjo kaip pamokslų sakytojas. Jau būtent į Plungę žmonės ėjo būriais ir jau ėjo būtent klausyti pabrėžos. Tai reiškia, kad sekmadienį jau iš ankstyvo ryto, iš telšių kokio, mindavo klausyti pabrėžos. Jau tuomet jisai labai pažangus buvo, nes pagarsėjo kaip ir socialinis darbuotojas, ar kaip čia įvardinti, nes parašė senelių namam nuostatus. Anksčiau buvo tie senelių namai, kaip gyveni, taip ir gyvenk, niekam neįdomu, o pabrėžą parašė nuostatus, kaip turi gyventi, kaip turi elgtis, kas priimamas. Vienu žodžiu, jau jisai rūpinosi tuo metu socialinės rytim ir įvedė kažkurias taisyklės. O čia senelių namai, kas tai skaitėsi? Čia tiesiog seni žmonės kažkokie irgi buvo įstaiga? Ubagai buvo, anais laikais vadinosi špitolė. Tai yra tie ubagėliai, kurie neturi kur gyventi, tie, kurie seni jau yra žmonės, tiesiog kuriais nėra kam pasirūpinti, tai va būdavo priglaudžiami ir visa bendruomenė juos išlaikydavo. Tai va pabrėža pasiėmė atsakomybę už tuos senelių namus ir paskui, man atrodo, ir Kartenoje taip pat senelių namus. Čia Plungėje, taip. Ir paskui, kai perėjo į Karteną ir Kartenoje taip pat rūpinosi vėl senelių namais, tai toksai, ne tik tai, kad kūdikėlius krikštijo ar santokas davė, bet rūpinosi ir tais, kurie nėra ko, kuriais niekas nesirūpina daugiau, tai jisai
Jisai buvo atsakingas. Mažutėliais, tais kaip pavadino. Tai va, socialinė sritis jam buvo labai svarbi. Tai anuo metu tai tikrai pažangus dalykas. Pagal jo dabar, kai pasakojat, tai jisai rūpinasi nuskriaustaisiais, realiai, kad pasaulis būtų gražesnis, įvardinkim. Netgi toks dalykas vėlgi ryžtose yra būtinai pasitarti su savo dvasios tėvu, kiek reikia duoti išmaldos, kad neduočiau per daug. Nes matyt buvo labai dosnus ir ką turėjo, tai ir atiduodavo ir turbūt sulaukdavo iš kitų ar žmonių ar ko, kad pastabų. Tai va derino, netgi tokį dalyką derino su dvasios tėvu. Tai. Dvasios tėvas, ką čia reiškia, kad su vyskupu kažkokia ar... Ne, greičiausiai kiekvienas kunigas kitam yra dvasios tėvas, kad tiesiog, kad pats savo vienas neliktum, tu turi su kažkuo pasikalbėti. Taip. Tai vad kunigų tarpe tai yra taip pat kaip ir mūsų žmonių tarpe. Tai kiekvienas pasirinkdavo, tiesiog paprašydavo galbūt, ar gal vyskupas paskirdavo, nežinau. Bet greičiausiai pasirinkdavo, tiesiog susitardavo, kad vienas kitam padės. Jo, bet dabar kalbėjom, kad jis draugų minėjot, kad nėra tokių išlikusių. Bent jau parašyta kaip iš laiškų, iš tų jo ryžtų. Buvo galbūt ne tiek, kad draugai buvo bendradarbiai, tai va tie, su kuriais jisai susirašinėjo dėl augalų, su kuriais susirašinėjo. Nes jis socialiai buvo labai aktyvus. Taip, bet jisai... galima pavadinti ir draugais, ir kolegomis to žmonės, nes va vien Aleksandra Wolfgangaitė, jinai labai daug jam yra padėjusi augalų pavadinimus sugalvoti, nes tų, kurių pavadinimų neturėjo, tai va jinai jam gal kiek ir sugudravo, bet gražiai atsiuntė visą sąrašą pagonių lietuvių dievų vardų. Ir vad būtent tuos vardus, kad jie neužsimirštų, Jurgis pabrėžė įamžino augaluose. Tai čia yra Aleksandros Wolfgangaitės nuopelnas. Ir Jurgio Ambraziejaus pabrėžos tandemo. Taip, bendras. Tai vat ir su pačiu Wolfgangu jisai susirašinėjo dėl augalų, dėl jų persiuntimo. Prisiminimus jam laiškė rašė, kad vat būtent tas laiškas Wolfgangui yra kad apie vaikystę, kad vaikystėje augalais domėjausi. Tai jeigu nebūtų to laiško, tai ir nežinotume apie tai. Bet vadinasi, jisai ir atsiveria. Tai ta draugystė laiškuose. Su Valančium bendravo keliais metais, Valančius, ne keliais, daug jaunesnis buvo, bet su juo bendravo. Su kuo jisai dar bendravo? Ar Valančiui galėjo, tikriausiai labai galėjo būti Jurgis Ambraziejus pabrėža pozityvus pavyzdys, kaip reikia gyventi? Taip. Ir netgi yra jūsų Jonas Kiriliauskas yra rašęs ir aš tikrai nustebau, kad jis tokį įžvalgą padarė, kad pabrėža greičiausiai turėjo įtaką Valančiaus likimui, kad jį paskyrė dabar bijau pasakyti, kuris iš seminarijos į kunigus kažkur ar vyskupus. Kadangi pabrėža, va dabar bijau mintinai pasakyti. Viskas gerai, tai mes pabrėža rašė laiške, kad atkreipk dėmesį į šitą jaunuolį labai perspektyvų ir pažangų. Tai va pabrėža vis dėlto įtakojo ir Valančiaus likimą. Bet čia reikia pasikelti Kiriliausko darbą ir pasiskaityti, ką jisai tikrai yra parašęs. Tai mane labai šitas faktas nustebino ir nudžiugino. O žinant, kad pats Valančius tai yra realiai jisai tęsė tai, ką pradėjo Jurgis Ambraziejus pabrėža, tai yra būtent šviesti tą tokį apatinį sluoksnį ir iš jo šaknų, čia taip įvardinkim, gimsta nepriklausoma Lietuva. Seimas susirenka, kuris iš jo iniciatyvos, iš jo šviesomeniškosios idėjos visos, kiek jis ten galėjo įstengti ar dar kažkas. Tai, o Jurgis Ambraziejus pabrėža tampa šaknis. Taip, kiek atsikasam. Taip, bet čia ir įdomu, nes ką reiškia tas vienas žmogaus, jisai netampa tik vienas žmogus, jis lemia Lietuvos likimą. Tiesiog nukrypam. Dabar dėl tų
Su kuo dar jis rašinėjęs? Ar buvo dar kažkokių figūrų, garsių, galbūt žinomų pavardžių? Oi, dabar nesuminėsiu. Su botanikais tai jisai daug su kuo susirašinėjo ir iš užsienio, ir jisai atsisiųsdavo knygas, tai aišku, kažkas jam jas siuntė, kažkas jam pirko jas. Bet dabar tikrai šitas rytim nesustiprinti, nesigilinau, bet susirašinėjimas tikrai buvo platus jo. Gerai, Plungė dabar pabaigiam, tai 8 metai Plungė ir jis čia tampa garsus. Taip. Jeigu Tveruose jisai jau daugiau apie augalus pradeda domėtis, tai nedomėtis netgi kaip čia Tveruose, gal pagarsėja kaip botanikas. Tai Plungėje jisai pagarsėja kaip dvasininkas, kaip pamokslininkas, kurio jau eina žmonės specialiai pasiklausyti ir specialiai pas jį išpažinčių eina. Nežinau, kas atsitiko toj Plungėje, tačiau jis ėmė žvalgytis altarijos. Tai šiaip... Perplėskim žmonėm, kas yra altarija. Gerai, tai altarija, tai mes šiais laikais suprantame, altaristą tai kunigas, kuris pensininkas, kuris jau atgyvenęs savo gyvenimą, jau nebeturi jėgų tarnauti ir jisai tampa altaristą, tiesiog parapijos išlaikomas, kiek gali, tiek dirba, kiek gali. Anais laikais altarista buvo irgi kunigas be tiesioginių pareigų, išlaikomas tik tai iš tam tikrų patarnavimų. Pavyzdžiui, apsiima už kažką sugėdoti giesmes, apsiima už kažką pasimelsti, apsiima už kažką brevijorių atkalbėti, tokiais kaip ir samdomas kunigas, galima sakyti. Galbūt jisai tada jau labai domėjosi augalais ir norėjo daugiau jam dėmesio skirti dėl to. Nes Gidžiūnas rašo, kad ligų nuvargintas, jau pasenęs, kur pasenęs 45 metų. Tikrai ne. Tai altarijos galbūt jisai žvalgėsi dėl to, kad norėjo tiesiog sėslesnio, ramesnio gyvenimo ir galbūt daugiau skirti dėmesio botanikai. Čia pas mus varpas valandas muša. Gerai. Dabar jau turim 4 valandas. Pagal Jurgio Ambraziejaus dienotvarkę, jau diena į pabaigą. Tai ir tą altariją jisai susirado Kartenoje, visiškai netoli Plungės, atsirado geradarių, kurie padėjo jam statytis, pastatėlį nedidelį. Dabar nesigilinsiu irgi į tas peripetijas, ten buvo daug visokių dalykų ir jisai gana sunkiai tą altariją statė, vis dėlto ją pastatė. Ir persikėlė į Plungę gyventi. Tai vėlgi pagal krikštų datas galima atsekti. Į Karteną gyventi. Atsiprašau. Viskas gerai. Iš Plungės persikėlė į Karteną gyventi, taip. Patikrinat mane, ar klausaus? Gerai. Nes labai greit šuoliuojam per tuos etapus. Taip. Ir Kartenoj, yra išlikę, čia iš vėlesnių laikų Kartenoj, tai čia paskui papasakosiu. Kartenoj jisai irgi pasitraukdavo žmonės būriais, vėl eidavo ir išpažinčių ir tiesiog neblogai. Ir tą altariją jisai paliko, netgi testamentu paliko ir įpareigojo po jo būsimus kunigus irgi, kad tą altariją išlaikytų ir tam tikrą pinigų sumą skirtų ir parapijai ir taip toliau. Ir labai gaila, kad po tarpukario dokumentuose jau matom, kad jinai buvo nereikalinga ir jinai buvo parduota. Ir paskui sovietmečiu ten buvo ir stomatologijos kabinetas, ir butai, ir labai gaila, bet nugriauta. Neišliko. Tai neišliko jo tikrai su dideliu rūpesčiu ir triūsu statytas tas pastatas. Altarija tai pastatas, kuriame gyveno altarista. Ir būtent Kartenoj vyko tas toks lūžis. Jeigu jisai Tveruose dabar galvoja ar Plungėj, gal netgi Tveruose jisai rašė ryžtuose pašalinti norą stoti į vienuolyną. Visa tai yra pagunda. Tai tikrai matom, kad jisai vis dėlto ar dėdės įtaką turėjo, ar šiaip matė tą tokį patrauklų vienuolinį gyvenimą, vis dėlto galvoja, kad tai yra gundimas, kad tai galbūt lengviau, galbūt daugiau laiko gamtai, galbūt visokių įvairybių. Bet būnant Kartenoj įvyko toks įvykis, kuris vėl buvo didžiulis lūžis Pabrėžos gyvenime. Kas važinėjat iš Kretingos į link Šiaulių, tai žinot tą kelią, kai važiuoja per Karteną yra tiltas. Anais laikais tilto nebuvo. Tų namų tiek daug apstatyta nebuvo. Minija buvo gana plati upė ir buvo pavasaris, buvo ledonešis. O
pati kartana buvo išsidėščiusi ir vienoj Minijos pusėje, ir kitoj. Ir pabrėžą iškvietė pas ligonį į kitą Minijos pusę su švenčiausiu sakramentu patepimo. Ir jis, kaip buvo įprasta, kad keltų visi keldavosi, reikia vieną pusę, persikėlė keltų ir keliauja, kur reikia. Bet taip įvyko, kad keltas nutrūko, lynas nutrūko, srovė pagavo keltą ir blaškė į visas pusės, nešiojo ir su visais žmonėm. Ir iš tikrųjų dabar atrodo gal taip, kas čia tokia, nešioja. Bet aš, kai su keliais draugais mes keliavom tą etapą Baidarėmis praėjusią vasarą. Tai yra vasara, tai yra vandens iki kelių, tai yra visai nieko, tai yra gražu, egzotika. Bet man tai širdis lipo lauk. Nes akmuo ant akmens, posūkis ant posūkio ten. Ir aš kai pabandžiau tą etapą plaukdama įsivaizduoti, kad tai yra ledonešis. Kad tai yra keltas, kad tai yra, nes akmenys ten galingi, kad tai yra keltas su ne vienu ten 10-15 žmonių, tai tikrai turėjo būti galingas mirties siaubas ten. Ledonešis, šaltas vanduo. Taip, ir patvinė dar, ir va tai va vingiai tokie. Ir va pabrėža tame siaube, meldėsi Dievui ir pasižadėjo Šventam Antanui, kad jeigu liks gyvas, stosi Pranciškonų vienuolyną. Ir vat legendos pasakoja, kad labai gražiai keltas sustojo užutekyje. Ir visi liko gyvi ir sveiki. Ir pabrėža tą pažadą vykdė ir 1816 metais įstojo į Pranciškonų vienuolyną Kretingoje. Yra išlikę keli dokumentai, kad jisai jau 15 metais atliko rekolekcijas vienuolyne, tai vadinasi jau bendravo su broliais. Ir nežinau, kokios aplinkybės nulėmė, kad jisai nedavė pranciškonų įžadų. Jisai davė pranciškonų tretininkų įžadus. Tai pranciškonai pasauliečiai dabar vadinami. O kuo jie skiriasi? Tikrieji pranciškonai tai yra broliai vienuoliai, kurie gyvena vienuolyne, klauzūrą, jau užsidarė. Uždarė. Bet išeina į pasaulį, aukoja mišias, pamokslauja, o tretininkai tai yra tie, kurie gyvena pasaulyje. Jie gali turėti šeimas, gali dirbti darbus kitus, bet kadangi jisai buvo kunigas, tai aš taip suprantu, kad tie tretininko įžadai atitiko ir vienuolinius tos įžadus. Vėlgi Gidžiūnas rašo, kad jeigu tu duodi pranciškonų įžadus, tave gali išrinkti į valdančiasias pareigas, tu vėl privalėsi kažką daryti ir vėl būsi atitrauktas nuo savo gamtos, nuo kažko tai galbūt tokie motyvai buvo. Bet manau, kad pabrėžai paprasčiausiai buvo pasiekęs tą amžiaus ribą, kai jau nebepriima į pranciškonus ir tiesiog beliko tapti tretininku. Bet kadangi buvo kunigas, tai nebuvo jokio skirtumo iš tikrųjų. Ar tie tikrieji įžadai pranciškoniški, ar tretininkų, vis tiek tu esi pranciškonas, vis tiek jisai dėvėjo abitą ir vis tiek gyveno vienuolyne, turėjo savo celę. Kaip matom, broliai jį labai mylėjo, labai suprato, labai pritarė, nes jisai turėjo net 2 celes, tai buvo kažkas įstabaus ir neįprasta tuo metu. Tai dabar, kad suvoktumėt, gerbėmieji žiūrovai, klausytojai, mes esam gretimam pastate. Tam pačiam pastate. Bažnyčia ir šalia per koridorių vienuolynas. Tai vat mes esam bažnyčios pastate, bokšte. Tai vat visiškai gretimais jis čia mynė koridorius. Taip. Tai celė tai yra ta patalpa, tas kambarėlis, kuriame gyvena vienuolis. Celė yra ilga, siaura, telpa lova, stalas, praustuvas ir viskas daugiau. Praustuvas tai yra bliūdas su ąsočiu. Ir klauptas prie lango, dažniausiai būdavo klauptas. Tarp kitko turim būtina paminėti, kad čia yra... Gerai, aš čia jau pasitrauksiu. Būtina paminėti, kad čia yra Jurgio Ambraziejaus pabrėžos klauptas. Originalus. Autentiškas. Tai gerbėmieji būtinai, būdami Kretingoje, apsilankykit ir aplankykit šitą vietą. Nes jau žinot, koks nuostabus žmogus buvo Raudėnuose irgi gyveno. Tai pačiai vietoje, kur ir jūs gyvenat. Ar jau gyvenot?
Tai ir ko mes baigėm, kad jam broliai išskyrė 2 celės. Bet čia aš užbėgu į priekį šiek tiek, bet pasakysiu vis tiek. Vienoj celėje jisai gyveno, meldėsi, kitoj maišė tinktūras, gamino vaistus, tai buvo kaip jo vaistinė. Ir priimdavo ligonius. Bet tai aš užbėgu į priekį, kadangi 1816 metais, kai jis davė įžadus ir tikėjosi, kad jau čia bus laisvas ir galės daryti, ką nori, broliai pranciškonai jį pareigojo dirbti gimnazijos dėstytoju. Duosim ir šitą, bet čia žiūrėk. Ir jam teko dirbti dėstytoju. Ir jisai dėstė. O ką jis dėstė? Lotynų kalbą dėstė, botaniką dėstė, žinoma, ir yra prisiminimai Kretingiškių, kaip jisai pasiėmęs lazdą ir būrį vaikų, braidydavo čia visur po pievas ir stebėdavo nuo didžiausių medžių iki mažiausių kiminų. Tai čia jau yra aprašyta netgi, kai ir pat jį irgi vėlgi laikė labai didelių keistuolių. Nu, bet kitaip neįmanoma, čia ta prasme nesuvokiama, nes žmogus, dabar jau žmonės atrodo daug turim tų šaltinių visko, bet nu vis tiek pamatytumėt tos žmonės, kurie ten yra gamtininkai užkietėję, nu ir matysit, jie ten atsigulę kažkur tyrinėja, nu jie ir dabar atrodytų keistai, bet anuomet tai 3 keičiau. Ir vat vaikus sudomindavo, nes jisai gyvai viską dėstė, bet viską prisiliesdavo. Ir kas norės, galės susirasti internete, pasiskaityti Jurgio Pabrėžos, kai jisai baigė dėstytojavimo atsisveikinimo laišką mokiniams. Tai tikrai tikiu, kad buvo geras mokytojas, nes visą laišką yra parašęs lotynų kalboj. Ir mokiniai jį suprato. Suprato? Tai man buvo kažkas tai tokio, sakau, vau. Bet jis aišku, turėjo, mokė taip, lyg mokytų save ir kėlė kartelę irgi savo. Tai suvaizduokit, mokiniam ten buvo. Dabar jie nenorėtų šito mokytojo absoliučiai. Bet mokslo vaisiai saldus. Bet tada kaimų vaikai, ką jie daugiau turėjo? Čia jam buvo, įtariu, kad didžiulė pramoga su suaugusiuoju, kuris jiems skiria dėmesį. Jeigu jis parodė, kad kas čia yra dėl ko įdomu ir gražu, aš tikiu, kad dėl to jie ir mokėsi, nes jie neturėjo išmaniųjų telefonų, televizijos, interneto. Jie geriausiu atveju, ką turėjo, tai kitus vaikus, kurie irgi norėjo žaisti dūkti. Tai jisai 5 metus dirbo mokytojų gimnazijoje. O kodėl tas 5 metus? Nes pranciškonai jam buvo numatę pamokslininko darbą. O pranciškonų pamokslininku galėjo būti tik tas, kuris 5 metus jau yra išgyvenęs vienuolyne. Tai jisai tvarkingai, atsakingai išdirbo tas 5 metus gimnazijai, tarnavo vienuolyne. Bet jis tuo tarpu yra garsus pamokslininkas, jau išgarsėjęs Plungėj ir visi apie jį žino. Ir čia irgi pastoviai zuja. Tai yra, jam jau reklamos nereikia, tad vaikus įtikinėt, kad pas šitą dėdę gerai yra mokytis, tai irgi nebereikia. Taip, tai ir atsisveikinęs su mokiniais tampa pamokslininku. Ir tada jau jisai keliauja po visą Žemaitiją, po Klaipėdos kraštą ir visur pamokslauja ir yra išlikę pamokslų kaip originalai ir išti knygą Kretingos muziejuje, tikrai verta juos skaityti, domėtis, nes labai daug tinka šiandienos. Taip, jisai labai atsakingai rašė tokioj dienoj, sakytas pamokslas tokioj ir tokioj vietovėj. Ar jis grįžo į Raudenus darosi? Nežiūrėjau. Nieko tokio nežino, tai nežino. Viskas gerai. Bet jeigu rasit šitą žinią, būtinai praneškit, nes irgi įdomu. Nes kaip Kretingoj jis pradėjo suko ratą, gal ir jis ir Raudenus. Tikėtina užsukdavo, nes vis tiek jis pažinojo vietas. O tiesa, ar jisai su Daukantu turėjo kažkokį ryšį? Turėjo. Tai praktiškai beveik iš to paties kaimo. Tai netgi prisiminimai yra tokie, kad jie labai vienas su kitu susipykdavo dėl žemaičių kalbos, nes jie skirtingai ją suprato, skirtingai rašė. Ir kad būdavo ta draugystė iki didžiulių barnių, iki didžiulių ginčių, bet aišku, kadangi draugai, tai vėl susitaikydavo ir viskas gerai. Tai jie netgi panašaus amžiaus.
dabar bijau pameluoti, kažkiek metų jaunesnis Daukantas, bet jie tikrai palaikė draugiškus santykius. Abu tokie pat užsispyrę žemaičiai. Užtat Vatvečių kaimo žmonės prisiminimas ir pasakoja, kad, griausmingai ginčydavosi. Žmonės tokie iškilus. Yra buvę keistuoliai. Ta prasme, tiek ir Daukantas, tiek Pabrėža, jie buvo tiesiog keistuoliai, nesuprasti to laiko. Ir vienas kito. Gerai, dabar, o tiesa, vėliau palaikė ryšius laiškais ar kažkuo? Laiškais lygų palaikė, bijau irgi suklysti, bet yra, man atrodo, keli laiškai. Nes Daukantas palaidotas yra Papilė, tai yra kokį 15 km nuo Raudėnų, kas irgi netoli. Tai labai įdomu, galvoju, jeigu Jurgis Ambraziejus Pabrėža vaikščiojo visur, jam tikėtina irgi buvo įdomi ir istorija, nes jis irgi istorikas, įvardinkim, kas jis tik nėra. Tai labai įdomu, jis turėjo čia tyrinėti visą tą kraštą. Ir bet kaip įdomiai ir gyvenimas dėstė, kad va čia Kretinga, Vilnius, tada Varneik, ten irgi istorijos tokie lobynai, Šiluva, kas irgi ten, kur veiksmas. Unikumas. Taip, tie patys tverai, kurie irgi įdomi vieta ir ten tos tokios pagoniškos vietos su savo šaltiniais, ten, pabūti ta vieta tokia irgi, įdomi ten viskas, irgi pelkė, ta vadinasi, ir augalai ten turėjo būti, ta prasme tikrai įdomu. Ir jisai suka Raudėnai, Kartena, Plungė, tikras Žemaitijos perlas. Tikrai. Ir pamokslininkų skirdavo dabar 4 ar 5 metam tik tai. Jisai buvo pamokslininku daug ilgiau, praktiškai visą savo gyvenimą jisai pamokslavo. Tai buvo vėlgi nukrypimas nuo normos. Bet netgi jisai yra rašęs kažkam laiške, kad iš Kretingos važiavau pas Kartenos kleboną aplankyti, atvažiavęs sužinojau, kad klebonas išvykęs į Plungę, norėjau apsisukti ir grįžti. Ir dabar jo laiško citata, bet kad užpuolė Davatkos, pasilik. Galvoju, ko jie čia taip ragina pasilikti. Taigi nori išpažinties prieiti. Vėl ta jo gyvenimo tokia kasdienybė, kad vis dėlto jisai liko to klebono laukti, išklausė visų Davatkų išpažinčių, ir visi buvo laimingi. Tai tokie, kaip ir su humoru, laiške prisiminimai, koks jo gyvenimas buvo. Bet viską dėl kitų. Taip. Aukščiau. Wow. Ir kokiais amžiaus? Jis čia ir pabaigė, būdamas vienuolio Kretingoje. Taip, Kretingoje jisai gyveno daugiau kaip 40 metų, mirė 89 metų, tai 1849. Bet jisai, tikiu, kad nenustygo vietoj senukas. Tai jis lankė ligonius, dabar nepapasakau, broliai išskyrė 2 celes. Vienoje celėje priimdavo ligonius, bet kadangi tai yra vienuolynas, tai yra 2 aukštas, tai tą 2 aukštą neįleisdavo moterų. Moteris laukdavo pačioj 1 aukšte, vyrai ateidavo į viršų. Ir yra prisiminimai vėlgi užrašyti, kad turėdavo patarnaujantį berniuką, kuris nuo ryto prikimždavo 5 pypkes su ilgais cibukais. Ir tie vyrai, kurie laukdavo, tas pypkes rūkydavo. Tai Pabrėža nedraudė rūkyti. O kai priimdavo vyrus, juos jau aptardavo, jų ligas, išskirdavo jiems vaistus, nusileisdavo žemyn pas moteris. Ir ilgiausios eilės sėdėdavo prie vienuolyno ir laukdavo eilėj, kada juos priims ir išklausys, nes vėl pasikartosiu, Klaipėdos krašte tuo metu buvo 2 gydytojai. Atvažiuoti praktiškai paprastam žmogui neturtingam pakliūti neįmanoma. Tai jis dažniausiai gydė visus neturtingus, nepasiturinčius, lankydavo, tos, kurie guli, lankydavo pats, nuveždavo į vaistų. Vaistus gamino pats, kad nebūtų brangu, kad žmonės patys galėtų pasigaminti. Čia wow. Tai ir mirė jis labai įdomiai, kad tą dieną jisai rašoma, kad jisai karščiavo, turėjo temperatūros.
bet vis tiek neapleido ir važiavo lankyti ligonių. Tai buvo spalio mėnuo, 30 diena, tai greičiausiai buvo ir šlapdriba, ir liūtis galbūt galėjo būti, nes jau spalio pabaiga. Ir aplankęs ligonius, sugrįžo atgal ir nuėjo į celę melstis. Ir broliai jį rado numirusi, parimusi ant klaupto maldai. Tai būtent čia. Jo celėje, galbūt ant šito klaupto. Tai va tokia netgi atidavė save visiškai iki galo. Netgi karščiuodamas, negulėjo lovai, bet ėjo pas ligonius. Ir jau keli metai prieš mirtį Gintila, tuo metu einantis vyskupo pareigas, siūlė jam persikelti į Alsėdžius, būti sekretorium. Ir jis va tame laiške Gintilai atsisakė būti sekretorium. Ir ten labai nuosekliai išdėstė, kad iš tikrųjų ligų turėjo labai daug. Kad rašė, kad netgi į antrą vienuolyno aukštą pasilipėti man yra labai sunku, nes dūstų. Sėdėti su visais prie vieno stalo, tai visus tik juokinti, nes neturiu ne vieno danties, tai kaip tie mano žandikauliai juda ir nieko nekramto. Tarsi ir su sveiku jumoru jisai rašo, viskas tarsi labai juokingai skamba, bet pasigilinus, kiek jisai ligų turėjo, kiek jisai skausmų turėjo, tai tikrai, kaip šventas raštas sako, skausmų vyras ištvėrė iki galo. Ir atidavė visą save 100%. Tai 100% aš nemanau, kad tai nusako, kiek jis atidavė. Įprasto žmogaus tai kokie 100 gyvenimo. Ir kas toliau dėjosi? Broliai jį palaido, testamentuose. Jisai rašęs kokius 4 testamentus. Kartanoj parašė, bet liko gyvas, persikėlė į Kretingą, Kretingoje vėl rašė testamentus. Ir visuose testamentuose rašo, mano laidotuvės turi būti be jokių triubų, be jokių, vienu žodžiu, muzikų, be jokių išlaidų, o tai, ką jisai turėjo, labai konkrečiai išskirstė išdalinti ir labai daug buvo paskirta vargšams. Tai netgi po mirties, bet jisai skyrė savo tai, ką turėjo, skyrė vargšams. Ir testamente viename įrašyta visa, ką aš turiu, yra suaukota. Tai vadinasi, už gydymą, už pagalbą jis nei iš vieno pinigų neėmė. Ką galėjo žmonės, aš taip įsivaizduoju, kad kas galėjo kiaušinių atnešė, atsilygino, kas galėjo ten dar ką atnešė. Tiesiog ką turėjo, tom ir atsilygindavo žmonės. Ir va už tai, o biblioteką savo jisai paskyrė vienuolynui, kad po jo būsiantis kunigai galėtų šviestis ir mokytis. Tai va, rūpinosi ne tik paprastų žmonių sveikata, bet ir po jo ateinančių kunigų išsilavinimu, kad va, tos jo knygos išliktų ir tarnautų kitiem kunigam. Nes labai daug ir teologinių knygų turėjo, ir medicininių knygų turėjo. Bet kas buvo po mirties? Jisai mirė, broliai jį palaidojo, kaip rašoma, be muzikų visų, be kapelijų, pastatė paprastą, aišku, kryželę ant kapo, bet o kur žmonėm dėtis? Kol buvo gyvas, ateidavo, išpasakodavo visus savo skausmus ir jisai būtent suprato, kad pirmą gydo sielą, pirmą gydo tai, kas skauda viduje, tai, kas sužeista, ir tada tik gydo kūną. Dabar nebeliko pas ką eiti ir žmonės pradėjo būriais eiti prie kapo. Ir kaip gyvam pasakoja, tai prie kapo viską išpasakodavo, kas skauda, kas negerai, pasimelsdavo. Ir pradėjo vykti stebuklai. Žmonės pradėjo sveikti prie kapo. Tada vieni kitiem pasakoja, tada dar didesni būriai žmonių. Ir jeigu šiandien nueitumėt prie Pabrėžos kapo, tai jūs po šiai dienai rastumėt degančias žvakutės. Nes netgi dabar praėjus 200 metų žmonės ateina, meldžiasi, prašo užtarimo ir gauna išgydymą. Tai man tai yra totalus stebuklas, nes žvakutės dega visą laiką, žmonių padėka. Čia galima dar paminėti tokį dalyką, labai tokį atsargų dalyką. Tarpukariu žmonės buvo įpratę, ir laikraštį, spaudoj buvo rašyta netgi, kad apeina keliais Pabrėžos kapą, pasimeldžia ir pasiima saujelę žemių. Ir skaitė, kad tos žemės yra šventos, jos yra stebuklingos ir jos gydo. Ir ten ir ligonius tom žemėm trindavo, ir po pagalvę padėdavo, ir vaikus voneliai su tom žemėm maudė. Bet čia yra toksai didelis stop.
skaityti Pabrėžos pamokslus. Ką jis sakė? Burtininkavimas yra pati didžiausia nuodėmė. Ir jisai netgi pavyzdžiais, kad kas naudoja ten kunigo stulą, kaip priedą gelbėtis, gydytis ar įsitrinti, ar dar kažką daro didžiulio nuodėmę. Tai va Pabrėža turbūt iš dangaus kraupo žiūrėdamas, kaip žmonės burtininkauja su jo žemėm. Ir tai labai gerai suprato, nes kodėl spaudoje rašoma, kad žmonės taip uoliai nešiojasi tas žemės, kad pastoviai likdavo duobė, ne kauburėlis. Tai Augustinui Dirveliai, tarpukario pranciškonų provincijolai, turbūt juodai įgryso šitas dalykas, tokia jau riba tarp pagonybės ir tikėjimo. Ir ką jisai padarė? Jis, aišku, pastatė labai gražią koplyčią ant kapo, kurią galite aplankyti, pamatyti su angelais, su pranciškonu, bet visą kapą užliejo betonu. Nėra ko tampytis tų žemių. Gydo Dievas, gydo per maldą gydo, bet tik tai ne per žemės ir ne per... kad norėdamas gero žmogus nepasidarytų savo blogai. Tai irgi reikia labai, galbūt čia į ateitį, galbūt toksai kaip perspėjimas, kad netgi kai mes žavimės dabar Pabrėžą kaip botanikų, kaip gamtininkų, kad neperžengtume tos plonos ribos, kuri yra tarp burtininkavimo ir, kaip Pabrėža sakė, augalai yra tai, ką davė Dievas. Dievas davė mums natūralų gydymosi būdą. Bet tai nėra kažkokie astralai, energijos ir visas kitas nesąmonės, kas veda ant blogo, o ne ant gero. Bet čia ir mokytis turėtume iš Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, kad gilintis, kas nuo ko priklauso, kas čia kaip, o kas čia padeda iš tiesų. Ar tai yra tai? Gilinkimės. Jurgis Pabrėža labai visose pamoksluose akcentavo sąmoningumo. Netgi kryžiaus ženklą darydamas, ką tu darai, ar muses baidai, ar pasineri į Dievo trejybę. Tai visur pas jį būtent budėk ir būk sąmoningas. Kodėl tai darai? Bet čia jo žodžiai? Aš čia dabar perfrazavau, bet pavyzdžiui, jeigu žiūrėti pamokslą apie Tėvę mūsų, jisai labai aiškiai klausia, kodėl mes sakom Tėvę mūsų? Kodėl mes sakom Tėvę? Kodėl sakom mūsų? Kiekvieną žodį akcentuoja. Bet pats tas sąmoningumas, įdomu, jis turėjo kažkokie atitikmenį, kaip jis tai išreikšdavo, kaip pasakydavo. Ar būdavo tas toks žodis? Dabar nepasakysiu, nes jisai tiesiog klausdavo, kodėl? Kodėl? Per pamokslą. Kodėl? Tas galbūt tiem kaimo žmonėm ir nebuvo, žodis sąmoningumas nieko nesako, bet klausimas, kodėl, kažkaip užkabina. Oi, kaip čia tikrai yra. Taip, bet čia ir yra. Kasimas iki šaknies, o kas yra ta pradžia? Kodėl mes čia esam? Bet jis ką šnekėjo, yra viena. Ką jisai su savim, kiek jis išdiskutavo, kiek filosofiškai minčių ir apmąstymų ir kaip jis gyveno, tai buvo čia dar kita dalis. Ir tai, ką mes turim, tai mes turim raštus, bet ten už jų ten kas turėjo būti. Ir kokia tai buvo, nežinau. Va čia ir buvo tikriausiai žmogus, kuris gyvendamas pagal šventąjį raštą, pagal Jėzaus paveikslą, ką reiškia gyventi tokio atsidavimo, tikėjimo ir čia yra pavyzdys, totalus pavyzdys. Neįmanoma geresnio tikriausiai surasti. Dabar prisiminiau pranciškonų pasauliečių toks kaip devizas: iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją. Tai man atrodo, jisai tobulai įvykdė. Aš, klausytojai, esu sužavėtas, labai smarkiai sužavėtas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pavyzdžių. Wow, čia yra super. Bet kad tai suprast, tai turi irgi labai daug gilintis. Nes tas pats šventasis raštas, tas Jėzaus kelias, kas kaip, ten irgi mes nesuprantam dažnu atveju. Kiek mes gilinamės, tikriausiai 99 žmonės iš 100 absoliučiai tik paviršutinišką dalį susižiūri. Bet kad suprast Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, reikia daug knygų perskaityti ir suprast, iš kur jis semiasi.
Tai va čia nuo vaikystės, nuo to, kaip šeimoje mama pradeda sakyti, kas yra gera, kas yra bloga, o Biblija apie tai ir parašyta, suvokimas žmonių ir tos istorijos ten, jos tiesiog išminti perdodančios ir jis visą laiką per save, kas, kodėl čia taip, kodėl. Bet iš tikrųjų aš galvoju, kodėl tai jo, bent jau tas laiškas mokiniams, pavyzdys konkretus, kodėl jisai taip kabina širdį. Taip, aš kai skaičiau pirmą kartą aš jį verkiau. Po to, dabar čia ne per seniausiai, aišku, irgi taip gerai pažįstu šventą raštą, skaitau Tobito knygą. Taigi čia Tobijo pamokslas sūnui, pasakymas, išleidžiant sūnui kelionę. Pabrėža tiesiog, grinai refleksiją padarė, jisai paėmė tą švento rašto siuntimą sūnui, perverė per savo širdį, išsakė to laikmečio žodžiais, bet tai yra švento rašto žodžiai. Ir taip kabina tas laiškas stipriai, galvoju, jisai sakė, tam laikmečio stipriai veikia man dabar šiom dienom. Tai jisai kalbėjo, nenutolo nuo švento rašto. Nes jis suprato, tas šventasis raštas, kad skaityti, tu turi suvokti visus palyginimus. Ta prasme, jo negali skaityti ir tiesiog jį suprasti. Jis absoliutus yra, suprask palyginimo dalį ir išversk į savo dabartinių laikų kalbą, bet kaip taip yra sudėtinga, o jis sugebėjo transliuoti. Jis atrodo... Jeigu jisai sugebėjo, galim ir mes. Ir kai sako, dabartinių laikų mūsų broliai pranciškonai, šventas raštas yra Dievo meilės laiškas tau. Bet jeigu tu jo neskaitysi, tu ir nesuprasi. Oi, tai... Skaitom. Reikia skaityti. Tai pabrėža yra pavyzdys, ko siekti. Tai nėra kažkoks ufonautas nusileidęs iš dangaus, tai nėra kažkas tokio, bet tai yra mūsų brolis, kuris savo gyvenimu parodė, kad viskas yra įmanoma. Viskas. Jo, ir jeigu jūs galvojat, kad ką jisai pasiekė, tai mes kalbėdami apie Valančių, apie dar kažką, įsikvėpė tos pačius žmonės, siekti kažkokio aukštesnių tikslų, aukštesnių idealų. Tai kas jūs esate dabar lietuviai, kas dauguma jūs tokiais ir įvardintumėt, arba įvardintumėt žemaičiais, bet lygiai taip pat čia yra irgi pradininkas tos žemaičių, įvardinkim, pasididžiavimo, kad mes esam tokie. Tai čia ir kyla iš to, kad žmogus kiek daug tikėjo, kiek daug darė, ir jūs galite. Absoliučiai, tik tais pasiimkite tos išminties. Taip, ji nebus padėta labai lengvai pasiimama, reikės dirbti, bet tikrai galite. Jolanta, ką pasiūlytumėt žmonėms, jeigu nori žmonės pasidomėti apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą? Įvesti internete, Google'ai. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Yra visa jo sudaryta svetainė, yra visa bibliografija, kur yra visi straipsniai apie jį nuo tada, kai jisai dar buvo gyvas, iki šiandienos. Yra YouTube kanalas, yra Facebook puslapis, kuriame kasdienai yra po vieną citatą jo minties. Tai kaip YouTube'ai rasti, kad žmonėm irgi... Visur įvesti Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Viskas paprasta. Ir gerbėmieji raudeniškiai, jeigu važiuojate į Palangą vasarą, o važiuojate pro šitą kelią prie pat, užsukit Kretingoje į bažnytėlę, užsukit prie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos paminklo, minėto išbetonuoto. Prie kapo. Prie kapo pabūkit. Apsilankykit, galit nueiti ir į muziejų, gal sutiksit ir Jolantą. Tai ačiū Jums labai, Jolanta. Mane Jūs labai įkvėpėt, daug išminties, daug įdomių dalykų papasakojat. Ačiū Jums labai. Ačiū. Ir iki kitų kartų.